Keli vaizdai ir manau jau visi iškart supratot, kad šis video bus skirtas Sakartvelo virtuviai. Tad šį kartą, draugai, jūsų dėmesiui Vilnius ir kavinukė King Hali namai. Kavinės interjeras kuklus su daugybė ant sienų paveikslų, kurie lyg sufleruotų, kad čia yra puoselėjama Sakartvelo virtuvė. Tad atsiverti meniu tikrai nebandykit ieškoti čia cepelinų, vėdarų ar kokių šaltibarščių. Na, o King Hali namų padavėjų meilė darbui tolygi švarai kaviniai ir WC patalpose. Sriuba goriškai vienintelis patiekalus, kuris tą dieną nepadarė gėdos Sakartvelo virtuviai. Grūzdintų bulvyčių sauja kiekiu buvo mažesnė nei ta, kurią gaunate McDonald'e. Ai, tiesa, čia dar eina kartu padažas. Odžiakurį iš kiaulienos galima drąsiai pervadinti į odžiakurį su grybais, nes jame kiaulienos kaip ir bulvių buvo vos po 2 gabaliukus, o visa kita pievagrybiai. O jei tokius King Hali pateiktum Sakartvele, tai manau vietiniai tave išvežtų į kalnus ir ilgam. Tikrai nieks nedovanotų, kad mėsą sumalė į vientisą masę ir dar drėbtelė į milžinišką kiekį neaiškių prieskonių. Na, o jei į meniu įtraukit kačiapurius, tai bent iškepkit iki galo, nes pusžalius tikiu ir Sakartvelą nevalgo. Tad mano rekomendacija - padavėjai atleisti, o virėjus porai metų stažuotis Sakartvelą, o iki to laiko nedarykit gėdos Sakartvelo virtuviai.